Sveiki visi, čia Bakugan LTL ir šiame video filmuke aš jums pristatysiu savo naujausią Special Attack Bakuganą, tai Heas Elfen. Kaip jau minėjau, tai yra Heas, šviesos, ir per filmuką dabar sako chaoso, bet tai yra klaidinga, iš tiesų tai yra Heas. Tai yra Heas Elfen, iš tiesų Heas Elfen atrodo ganėtinai kietai. Štai šios dvi raudonos akys, visai kaip ir priejaus galva, matyt viršuje, visai kietai atrodo įvairišti dryžiai. Štai čia ties kažkokiais plaukais, apačioje kaip ir kojų pirštai pavaizduotos du dryžiai, per apačią. Štai čia nuodegos ir taip toliau. Iš tiesų jie yra ganėtinai kieti ir atrodo ganėtinai gražiai. Simbolis yra priekyje, viduryje beveik, biškį viršūnė modelių, bet beveik viduryje. Iš tiesų rutulio forma yra ganėtinai kieta, aišku, jinai labai primena priejų, kadangi matys šitas visas varlės dalis kažkokia. Elfen yra tik Special Attack Bakuganas, jo neįsigysi niekaip kitaip, net taip kaip priejus yra paprastas ir yra Special Attack, Elfen tik Special Attack Bakuganas. Ir Elfen yra dviejų skirtingų tipų, tai Attribute, požymį keičiantis Elfen ir galę keičiantis Elfen, bet galę keičiantį Elfen galima įsigyti Special Attack ir nežinau kaip tiksliai vadinasi, bet angliškai tai Exclusive Combat Set. Tai lietuviškai būtų kažkas panašaus į dvikovos, kažkas panašaus į dvikovos ar komandos pakuotę. Kaip jau sakiau, čia yra Attribute, požymį keičianti Elfen ir keičia požymį. Štai čia yra požymį keitimo vijelis. Kaip matote, jisai sukasi ir keičia požymį. Tai yra ganėtinai kietai. Elfen turi dvi mažas rankas viduje, štai čia. Viena čia ir viena štai čia. Uodega atrodo ganėtinai kietai, jinai visiškai nenusileidžia, jinai kabo ore. Štai čia iš šonų yra lyg ir kokie plaukai. Jeigu nebūtų matęs filmuko, tai sakyčiau, jog čia sparnai, nes rankos štai čia viduje, bet čia yra plaukai. Galiai yra štai čia, tai yra 680. 680 gale iš visų. Tai yra mano trečias galingiausias Bakuganas. Kojos yra apačioje ir jas, kaip ir visos kojos atsidaro rankiniu būdu. Ne visus, bet beveik visus. Jinai iš tiesų atrodo kietai, žalias veidas, mėlyni dantys, raudonos varlės akys. Lyg ir, jo, viskas kaip ir gerai. Uždaryti Elfen nėra labai sunku, tiesiog, aišku, pirma visas rankiniu būdu atsidarančias dalis uždarom, po to uždarom rankas, ne rankas, nežinau, plaukus ar kas ten yra, ir uodega, ir Elfen uždarys. Tai tiek apie Elfen ir tikiuosi susitiksime kitame video filmuke.